Sveiki atvykę į Kauno technologijos universitetą. Čia prasidėjo mūsų istorija. 1922 metais čia buvo pasirašyta Lietuvos universiteto atidarymo sutartis ir iki šiol čia vyksta svarbiausi universiteto renginiai. Einam. Didžioji dalis universiteto fakultetų yra įsikūrę pačiame Kauno miesto centre. Iš viso yra 13 fakultetų, 2 iš jų yra Panevėžyje. KTU kviečia studijuoti ne tik technologinius bei fizinius mokslus, tačiau ir biomedicinos, socialinius ir humanitarinius, netgi menų. Bibliotekos sukaupta viena gausiausių inžinerijos, technologijos bei fizinių mokslų kolekcija lietuvių bei užsienio kalbomis. Sveiki, jūs klausote radijo stoties Gaudiamus ir šiuo metu jūs žiūrite LRT žaidimą Ateities lyderiai, kur dalyvauja mūsų universiteto komanda. Štai čia yra mūsų komanda. Mes visi kartu. Už KTU! Tiksime draugus, bėgsim kaip vaikai, skrisim lyg sparnai, suklupsime todėl. Aš taip pat didžiuojuosi savo studentų miesteliu, nes čia renovuojami ne tik fakultetai, bet ir bendrabučiai. Čia matote jau treniruotą KTU bendrabutį. Čia yra viskas – internetas, skalbyklos, laisvalaikio kambariai. Tiesiog svajonių vieta gyventi. Sveiki, tai jūs esate skenuojančio elektronų mikroskopijos laboratorijoje. Čia yra vienas naujausių skenuojančių elektroninių mikroskopų Lietuvoje, kuris yra skirtas paviršių stebėjimui ir paviršiaus vaizdą galima padidinti iki 1 milijono kartų. Tai vienintelė tokio tipo laboratorija Lietuvoje, kur studentai susipažįsta su aukštų įtampų procesais. Čia tikrai pavojinga. Lyg paskutinį kartą, tokius žodžius ištarti. Čia yra maisto mokslo ir technologijų kompetencijos centras, kuriame yra vykdomi produktų gamybos ir kokybės tyrimai. Čia yra vėl Festo gamybos robotas, skirtas mokymo reikmėm ir mokslinio tyrinėjimo reikmėm. Čia šeferaitis marsaeigis. Dabar, sakykime, yra užprogramuota Elgsenos algoritmas, tai yra bėgti nuo kliūties. Lietuvoje šita laboratorija yra vienintelė ruošianti autonominių robotų specialistus. KTU mokslininkai atlieka 70% visų šalies aukštųjų mokyklų verslui skirtų tyrimų. Čia studentų miestelio pakraštyje greitai įsikurs integruotas studijų, mokslo ir verslo slėnis santaka. Mūsų KTU legenda. Visi žino šunelį Reksą. Mano mažiukas seniukas. KTU yra tikrai nerealus universitetas ir aš džiaugiuosi, kad čia mokomasi.